Sveiki bičiuliai, mano vardas Andrius Mamontovas, aš esu muzikantas, esu dainų autorius. Kartais kažkokia muzikinė tema į tavo galvą šauna, kai tu, nežinau, važiuoji ten autobusu, traukiniu, skrendi lėktuvu, bet kokioje situacijoje. Arba esi kažkur, tarkim, viešbutyje ir pas tai po ranka nėra ten gitaros ar kompiuterio ar kokio nors instrumento, tai naudoju, netgi koncerte kartais naudoju, yra, kaip Toro sintezatoriai, Toro programėlės, kurios yra įvairūs sintezatoriai, tai yra elektroniniai muzikos instrumentai, kurie turi įvairius garsus savyje ir jos grodamas koncerte tiesiog prisijungęs telefoną prie garso sistemos, paspaudi vieną natą, tada pasiimi gitarą, pradedi groti ir tokį, tai yra netgi kažkokia šou dalis tampa, kad tu naudoji tą mobilų telefoną kaip instrumentą. Yra tokia programėlė, kuri vadinasi Shazam. Jinai veikia paprastai. Tu nukreipi mobilaus telefono mikrofoną į muzikos tą šaltinį, jisai įsirašo, pakliūna į duomenų bazę, atpažįsta, kas tai yra per daina, tarkim, ar melodija, koks atlikėjas atlieka ir užsirašo. Prasme, klausant radiją, prikišęs telefoną galis perskaityti, kas groja per radiją. Jeigu nori paklausyti kažkokios lietuviškos radio stoties, kuri tau patinka, tu tiesiog atsidarai Radio Lithuania ir susirandi savo stotį, įsijungi ir klausaisi ten, nežinau, lietuviškas žinias, lietuviškos muzikos. Kažkada, kai buvau Venesueloje, mane supažindino su tradicinė Pietų Amerikos, čia tokia Havajų, to regiono tradicinis instrumentas yra tokia mažytė gitara, tokio dydžio, jinai vadinasi ukulelė. Ir aš kažkaip iš tokios visiškai nostalgijos atsisinčiau tą programėlę, kuri taip ir vadinasi ukulelė. Ir čia galima keisti akordus. Kartais tiesiog išgirsti garsą ir pasidaro geriau. Kadangi aš esu vienas iš gatvės muzikos dienos iniciatorių, tai aš susidūriau netikėtai visiškai su tokia programėlė, kuri vadinasi Šaudio. Kai tu ją atsidarai, čia iš karto atsiranda taškas žemėlapyje, kur tu esi, tu spaudi įrašą ir įrašai kažkokį garsą. Ar tu kažką pasakai, ar tu įrašai, kas aplinkui vyksta, ar jeigu tai yra gatvė ir kažkas groja, tu įrašai tą, kas groja, paspaudi mygtuką nusiųsti ir jisai nusiunčia jį į šaudio.com puslapį, kuriame atsidaro viso pasaulio žemėlapis ir jame atsidaro tokios vėliavėlės parodytos, kur kažkoks žmogus, kuris turi šitą programą, kur jisai įrašė kokį nors garsą. Tuo pačiu, aišku, noriu pakviesti visus į gatvės muzikos dieną, išbandyti mobilų telefoną apskritai kaip bendravimo priemonė, juk visada smagu pažiūrėti, ką kiti žmonės nufilmuoja, ką jie įrašo, kaip jie mato pasaulį. Belieka tik išmokti jį kažkaip tinkamai panaudoti, kad jisai tarnautų mūsų kažkam tobulėjimui.